Nėštumo eigoje geležies reikia daugiau 1 ir 3 trimestrą, kiek mažiau 2, tačiau vis tiek tas mažiau yra labai sąlyginis, lyginant su 1 ir 3 trimestru, bet ne su nenėščiom moteriam. Nėščiosios yra prižiūrimos viso nėštumo metu specialistų ir laikoma, kad hemoglobinas turi būti ne žemesnis negu 110 mg litre 1 ir 3 nėštumo trečdalio metu ir 105 mg 2 trečdalio metu. Geležis reikalinga užtikrinti tiek nėštumui ir esant per mažam geležies kiekiui gali būti ir sulėtėti vaisiaus raida, gali grėsti priešlaikinė placentos atšoka, didesnė cezario pjūvio, kraujo perpylimo po operacijos tikimybė, jį reikalinga vaisiaus vystymuisi normaliam, taip pat reikalinga ir pieno gamybai jau pagimdžius užtikrinti. Ir trūkstant geležies moteris jausis pavargusi, jai bus silpna, svaigs galva, gali mažiau norėti rūpintis naujagimiu, bus mažiau paties pieno gamyba mažesnė ir yra duomenų netgi, kad tokie simptomai buvo supainioti su pogimdyvinė depresija, kai tuo tarpu tai buvo geležies trūkumo mažakraujystės išraiška.